Sportuoji, o norimų rezultatų nėra? Ironman.lt komanda tau patars, ką daryti. Mitybos planai, sporto programos ir maisto papildai iš Didžiosios Britanijos be sintetinių priedų. Neturi laiko susitikti? Užsienyje kvalifikuoti treneriai ir mitybos specialistai patars internetu, o kiekvienam naujam klientui 20% nuolaida bei nemokama konsultacija. Laukiame tavęs mūsų parduotuvėje Vilniuje, Mindaugo gatvė 25 bei Facebook'e ironman.lt. Daugiau informacijos rasi www.ironman.lt. Ironman. Klientų pasiekimai, mūsų pasiekimai. Mes ir vėl viltuviai. Jūs įpratėt, aš žinau, kad jūs įpratėt, jums tas patinka. Žinot, kaip yra sakoma, kad kiekvienas save gerbiantis sportininkas, kažkas sako kultūristas ir panašiai, turėtų turėti ir turi savo nuosavą kiečiausią blynų receptą. Pas mus irgi YouTube'e jūs galite surasti vienų blynų, tikrai skanių blynų receptą, bet tenais reikia knystis, tenais visada mes bandom kaip čia išgauti daug skonio, bet išgauti, kad būtų mažai angliavandenių, mažai, kad būtų cukraus, mažai riebalų, to, ano. Plius knyslevos daug, tenais reikia kažką malti, reikia kažką plakti, po to kepti ilgai ir nuobodžiai ir labai iš tikrųjų ne visada gaunasi skanu, nes tam, kad būtų skanu, reikia banano. Banano ne visi gali valgyti, tenais krakmolas, cukrus ir panašiai. Todėl jeigu be banano, tai gaunasi toks avižų, kažkoks skonis, ne kažką iš tikrųjų. Tai šiandien aš jums pristatau labai gerą išeitį iš tikrųjų. Visų pirma, tiks merginoms. Merginos, aš žinau, kad jūs žiūrit, jūs visada žiūrit mūsų receptus, ypač kai Nastė filmuoja ir panašiai. Ir vyrai patiks jums šitas receptas taip pat, bet jeigu jūs norėtumėt labiau masę, jums reikės pridėti prie to ir kažkokių tai vaisių, sakykime. Nes tai labiau liesas receptas. Taigi, šiandien gaminsim blynelius. Šitos blynelius mes gavom prieš keletą mėnesių ir dabar tik tai nusprendėm jūs supažintinti būtent su šitais blynais. Iš tikrųjų, jie yra labai skanus, pagal skonį iš vis superiniai, yra du skoniai. Jeigu galima tai pasakyti. Vienas skonis yra maple syrup, tai yra klevų sirupas. Tai, kas ragavęs mūsų, aš pradėsiu kaitinti tiesiog keptuvę. Tai, kas ragavęs mūsų proteiną, žino, kad šitas skonis yra iš vis superinis. Iš tikrųjų, mes parduodam maždaug 20-30 kartų daugiau šito skonio negu visų kitų. Ir čia mes reikės iškirpti. Blynų neužvalgiau, neturiu jėgų. Ir čionais yra, reiškia, ir šito skonio būtent ir blynai. Tai yra klevų sirupas. Nu ir antras skonis man labai patiko, beskoniai blynai. Neįsivaizduoju, kokie skoniai tie blynai, kad jie yra beskoniai. Čionais aš jums neskleisiu, kas čionais yra labai įdomaus, pagardinimui tikrai gerai. Sabaka kažką nori, čionais reikia paslėpti. O taip padarysiu. O. Taigi, davai pažiūrėsim iš pradžių į sudėtį. Taigi čionais yra pusę kilogramo pakuotė, yra taip pat ir kilograminė. Pusę kilogramo yra 10 porcijų, atitinkamai 1 kilograme 20. Aš jums pasakysiu tuoj, kas įeina į porciją ir po to pažiūrėsim, iš ko susideda šitą porciją. Taigi vienoje porcijoje bus 29,1 proteinų, tai yra labai daug, 30 gramų. 4 gramai riebalų, iš jų nepilni 3 blogų riebalų, tai reiškia irgi labai mažai. Angliavandenių iš jų tik tai 10 gramų ir nepilni iš jų yra cukraus, viskas. Druskos šiandien mažai, 150 mg vienoje porcijoje, tai yra labai mažai. Ir vienas svarbiausių privalumų turbūt šitų, aš taip uždengsiu, šitų būtent blynų, kad šitų blynų nereikia iš tikrųjų niekur malti, nereikia specialių kažkokių tai mikserių ir panašiai. Taigi čionais mes įsipilam 200 ml man tada, ne? Iki 200 ml vandens. Iki 200 ml. Čia tokia bus paslaptis pas mus. Nerodau. 100 ml. Aš įpiliau. Kiek reikia ten? 100. Aš įpiliau 150. Reiškia, šiek tiek daugiau negu pilną porciją įdėsim. Taip, pilna porcija, jeigu aš neklystu, yra 2 kaušeliai. Vienas kaušelis. Bum. Beje, iš tokių šeikerių tai net skanesni blynai viena kita. Aš jau taip, pusantro kaušelio. Pusantros porcijos, pas mus čionais bus 5 gramai baltymo. Žiūrėkit, kai viskas lengvai pasidaro. Beje, daugelis iš jūsų klausėt, kokie šeikeriai nepraleidžia vandens. Galiu tiesiai šviesiai jums pasakyti, šituo naudoju turbūt jau 2 mėnesį. Ir tikrai nepraleidžia.
Dabar jeigu ką, taškytųsi tikrai. Čia toks reklaminis triukas. Jo, suplaksim ir viskas. Ne, viskas kai. Matai, čia nes labai mažai skysčio paties. Arba pusribio. Po to geras, kuris dar antras dalykas, tai labai mūsų dažnai klausia, kaip mes kepam visus savo patiekalus. Pastaruoju metu mes kepam viską ant kokoso aliejaus. Vienintelis aliejus, kiek jau bent jau aš žinau, nedegraduoja, tai yra nepakeičia savo struktūros esant aukštai temperatūrai. Tai reiškia, galima kepti ant jo drąsiai. Ir atrodo tai maždaug kaip įprastas sviestas, kaip močiutė kepdavo anksčiau blynus arba kiaušinienę kažkokią, tai ne? Taip, kol čionais kepasi, aš jums trumpai apie sudėtį. Taigi, proteino mišinys tai būtų išrūgų koncentratas ir pieno koncentratas, ir ten išrūgų baltymas, tai yra pienas, ok. Po to eina kiaušinių baltymas 5%, tai yra labai mažai, ultra fine oats, tai čia bus avižos susmulkintos, vidurinės grandies trigliceridai, tai bus labai gerieji riebalai, tas pats gerieji riebalai irgi, kuriuos mūsų organizmas labai gerai priima, suvirškina ir pasisavina kaip energijos šaltinį. Nuriebinto pieno milteliai, tai yra sausas pienas, ok. Flaxseed powder, tai čia bus linų sėmenų milteliai irgi liuks, omega 6, omega 3, natūralus dažiklis karamelė, natūralus skonis, sodium bikarbonatai čia bus įprasta soda ir emulsiklis arba tirpiklis bus sojos lecitinas, tai jie ten labai mažai. Tai yra visas baltymas grinai iš pieno ir šiek tiek iš kiaušinių. Tai visada sabaka vis laukia, kai nors skanaus, gausi ar ne? Kai virtuvėj tai čia. Beje, kas man patinka, pavyzdžiui, ant kokoso aliejaus kepti, tai labai geras iš tikrųjų pasklinda aromatas. Be šitos blynus aš pirmą kartą kepu ant tokio aliejaus. Prieš tai pastovi purkšdavau šitą. Berods jau galima apverst. Toks riebus, ne, atrodo geras, bet iš tikrųjų gerieji riebalai, viskas ok. Ir nekenkia mūsų organizmui, kas gali būti geriau. Bet kvapas tas iš tikrųjų kokoso aliejaus, kas patinka. Aš, draugai, jums po to šiek tiek vėliau kitam video papasakosiu plačiau apie šitą kokoso aliejų, kuo jisai toks geras ir kur aš jį dedu ir kur dedant jo vos 2 šaukštelius į dieną galima padidinti savo kalorijų kiekį arba gerų riebalų kiekį maždaug 300–400 kalorijų. Beje, kas gerai, su pienu, aišku, šiek tiek lėsesnė gaunasi, vos, su vandeniu, atsiprašau, bet su pienu jie tokie purūs, kas man patinka. Su pienu būtinai, bent jau su liesu pienu, tai jau tikrai. Žiūrėkit, kiek minučių praėjo, keletą. Bam. Aišku, nes tai gražiau pagamintų. Galime dar šiek tiek čionais graniai. Čionais būtinai reikėjo šitą čionais, kad nukristų. Vos vėlgi. Ir pavyzdžiui, kas mane dažniausiai užknisdavo bemalant ir gaminant savus blynus, tai iš mikserio labai sunku visą tą masę ištraukti, pas mus pastoviai lieka mikserėje kažkiek. Čionais, aišku, irgi liks šeikerė, bet pamažu jis laša. Ir čionais bent jau galima ranką įkišti, tenais viduje nėra peiliukų, galima su ranka sukrapštyti ir viską iškrapštyti būtent ant keptuvės.
Kas gerai, tai pavyzdžiui, kad greitai pagaminama rytais, neturit laiko pavalgyti, nenorit angliavandenių krautis, norit kažko skaniai greitai užkast arba kaip užkandį. Sakykime, čia du tokie vidutinio dydžio blynai gaunasi, galbūt galima į 4 dalis paskirstyti ir dienos metu kaip užkandį, tokius kaip mini sausainius. Nežinau, ar galima juos kepti vafliniai, nebandėm, bet aš manau, kad drąsiai galima. Taigi čia nesakau, čia taip reikėjo, bet jinai. Au! Ach, tu šunsnukiai. Nu šitas negražus pasidarė. Jeigu jūs moteris gamins, tai pas jūs skaniau atrodys. Ui, kas čia? Šitą iškirpsiu. Gerai, dabar, kol šitas kepasi, reikia nepamiršti. Papasakosiu jums, kuo galima pagardinti. Jeigu nematėt Nastės transliacijos, Nastė padarys ir video atskirą. Agavų sirupas, tai yra natūralus toksai saldiklis geras, žemo glikeminio indekso, tai reiškia labai lėtai virsta cukrumi mūsų organizme. Galima tikrai šiek tiek, netgi vakare, galbūt vieną šaukštą, galbūt 2 šaukštelius arbatos, ką nors paskanint drąsiai. Agavų sirupas, bet žiūrėkit, kad būtų 100%, be jokių priedų. Iš tikrųjų nėra jisai pigus malonumas, bet žiauriai geras. Jo. Antras dalykas, tai pas mus Lietuvoje galima bent jau surasti štai tokių uogienių, kaip aš vadinu jas, bet iš tikrųjų čia mes sudėti pasižiūrėsim. Yra daug įvairių skonių, man atrodo 6 arba 8 netgi skonės skirtingi yra. Pas mane čiunais atidarytas yra raspberry and pomegranate, tai čia bus aviečių ir granatų. Kas nemėgsta labai saldžiai, labai geras variantas. Saldžiai ir rūgštus toksai padažas. Viskas. Jo, pasižiūrėkit, kiek čia, porą minučių, nes aš taip neužtrukau. Taip, ir antras skonis dabar pasiėmė, mes atrodo kažkada tokį ragavom. Forest, Four Fruits, 4 vaisių. Kuo jisai ypatingas? Trumpai. Žiūrim mes be konservantų visų pirma, kas yra iš vis super, visi ingredientai. Taip, čia mes labai keistai parašyta, žinokit. Taip. Va, sudėtis avietės 13%, braškės 13%, juodosios avietės, tai yra gervuogės turbūt, 13%, juodosios vyšnios 12%. Tai čia bus beveik 60% vaisių, po to vaisių sulčių koncentratas, tai bus iš vynuogių, datulių, citrinų, sulčių, po to bus tirštiklis, vaisių pektinas, irgi ok. Ir viskas, to ir pasibaigė. Čionais vien vaisiai, be jokio pridėtinio cukraus, čionais ir parašyta, kad no added sugar, all natural, gluten free, preservatives free. Tai yra be konservantų. Taip, tai yra tas pats cukrus, bet čionais labiau bus fruktozė. Fruktozė šiek tiek kitai veikia mūsų organizmą. Mūsų organizmas turi iš pradžių kepenų pagalba apdoroti fruktozę ir po to tik tai jinai verčiama į energiją. Tai yra žymiai geresnis variantas, negu vartoti kažkokias tai naminės uogienės, kur yra daug cukraus. Nebent jūs patys darot tas uogienės ir nenaudojat pridėtinio cukraus, tai tada jo, neblogas variantas. Ta prasme, tiesiog sutrinat ir viskas, ir tiek. Aš nežinau dabar, ar aš pasieksiu, bet pagal struktūrą pasižiūrėkit, pavyzdžiui, toks tai variantas. Iš vis super, toksai tarsi bam. Kol jisai šaltas, jisai toks kaip želė. Čia iš viso būdų mano. Viskas, draugai, nepamirškit laikų, nepamirškit kokių nors komentarų. Žinau, kad žiūrit šitos video, mes dėl jūsų stengiamės kažką skanaus jums surasti, parodyt, kad greičiau kažką pasigamint. Moteris, merginos, ryte jums per pietus, vakare tikrai 10 gramų angliavandenių labai mažai, jeigu be padažų. Vyrai, prie tokių pusryčių rytais, jeigu valgysit, būtinai kokį nors bananą dar. Ant viršaus, nežinau, jeigu labai masiai norėtumėt, galbūt dar šiek tiek avižų arba kokį nors belvitą ant viršaus užsimeskit arba šiek tiek daugiau galbūt šito padažo, nes baltymo čionais tikrai valias. Visiems skanaus ir susimatysim jau kitam video. Sportuoji, o norimų rezultatų nėra?
Ironman.lt komanda tau patars, ką daryti. Mitybos planai, sporto programos ir maisto papildai iš Didžiosios Britanijos be sintetinių priedų. Neturi laiko susitikti? Užsienyje kvalifikuoti treneriai ir mitybos specialistai patars internetu, o kiekvienam naujam klientui 20% nuolaida bei nemokama konsultacija. Laukiame tavęs mūsų parduotuvėje Vilniuje, Mindaugo gatvė 25 bei Facebook'e ironman.lt. Daugiau informacijos rasi www.ironman.lt. Ironman. Klientų pasiekimai, mūsų pasiekimai.